Sveiki, Lietuvos architektų rūmų tinklalaidės žiūrovai. Šiandien sveikinamės vėl. Kalbame apie naują temą ir pasirinkome konversiją įvairių teritorijų. Ar tai būtų mikrorajonas, ar tai būtų gamtinė teritorija, ar tai būtų dar kažkas. Ir šitoje vietoje aš ir klausiu, kas mūsų pašnekovo. Tai turim profesorę Dalią Dijokienę ir architektą Luką Rakevičių. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Tai mano pirmas klausimas vis dėlto, pabandysiu iš karto imti ar jauti už ragų, kas yra konversija? Ką mes konvertuojam? Iš ko į ką? Tai pagal apibrėžimą turbūt bet ką į bet ką. Kai keiti paskirtį, tai yra konversija. Iš gyvenamos, jeigu darysi pramonę, tai bus konversija, bet jeigu iš pramonės darysi tam gyvenamą, irgi bus konversija. Konvertuojama. Tai konvertuojami tie miesto fragmentai, teritorijos ar objektai, kurie šiai dienai jau nebetitinka mūsų panaudojimo paskirties, poreikių, arba, tai dažniausiai būna praradę savo tą pirminį panaudojimą. Ir konvertuojant, tai mes kalbam, aišku, apie funkcijos transformaciją, bet kartu su funkcijos transformacija ateina ir formos, teritorijos, galbūt užstatymo keitimaisi. Tai va ta konversija, tai tiesiog konvertuojam iš vieno į kitą, praradus pirminį. Ar konvertuojam funkciją, ar parametrus atskirius irgi? Ar čia ir tas gaunasi? Tai labai tos konversijos gali būti skirtingos, todėl kad kartais galbūt užtenka konvertuojant funkciją palikti parametrus turimus, nes jeigu tai yra telpa tose pačiuose rūbuose, kuriuos turim fizinius, bet labai dažnai konvertuojant funkciją, konvertuojasi ir parametrai. Tu turiu omeny, kad tiesiog pasilieka tas pats pastatas, kuris yra, remontuojamas ir mes atsiranda kita funkcija, kaip, pažiūrėjau, kokie loftai, kur pastato tai tarkim, tūris mes jeigu neišlipam iš turimų, tarkim, pastato sienų neišlipam, transformuojame viduje, tai irgi mes jį konvertuojam pritaikymui kitam, bet čia nekeičiam pačios teritorijos arba nekeičiam paties objekto, bet didesnės tos konversijos labai dažnai ir, tikrai praktika rodo, kad tikrai labai dažnai keičiasi ne tik pastatas, bet keičiasi, jeigu didesnė teritorija konvertuoja, keičiasi ir pačios teritorijos užstatymo pobūdis. Nuo teorinių į didelių temų perkim prie konkrečių. Lietuvoje, kokius mes žinomiausius, garsiausius atvejus turim įvykusios konversijos, jeigu taip galima pasakyti, ne tai, ką mes planuojam, galvojam, bet kas įvyko, ar pavyzdžiui, kokį nors visą šitą Užupį, pavyzdžiui, galim pavadinti konversiją? Paupį. Jo, tai ne Paupys, Užupį, o Paupys. Tiesiog čia buvo du, jeigu taip, tai čia yra du istoriniai priemiesčiai, tai Užupis tai Vilnelė apjuosta teritorija, o už jos yra Paupys. Tai taip, šita teritorija yra tikrai labai ryškus konversijos pavyzdys ir jinai net ne vieną kartą transformavosi, jeigu jau taip pasižiūrėt, nes tai buvo pirmas pramoninis Vilniaus miesto rajonas, dėl sraunios upelės prie jos buvo įsikūrę tikrai tuometinė 18-17 amžiaus pramonė, kuriai reikėjo tekančio vandens. Vėliau jinai išlaikydama funkciją transformavosi į jau po 40 metų irgi pramoninį rajoną, išlaikė funkciją, bet keitėsi formą ir dabar jau tikrai įvykusi labai ryški jo persimainimas, kai mes išlaikėm nedidelius ženklus arba tai, kas visgi mena pramonės tą praeitį šito miesto dalies, bet labai daug atsirado gyvenamosios paskirties, visuomeninės, kultūrinės paskirties, tai tikrai čia konversija yra įvykusi didelė. Labai Klaipėdos geras pavyzdys, tas Mėmelio miestas, kur ten toks netgi, šventas darbas vyksta, nes ir miestas atgauna prieimą prie jūros. Prie Kuršių marių. Prie Kuršių marių. Prie vandens, kuris siejasi su jūra. O gerai, o tai kas ten daroma, jeigu apie Klaipėdą, nes ne visi gal Klaipėdą? Lygiai tas pats, kažkoks tai mixed use'as, kuriam yra ir gyvenamosios paskirties, ir komercinės paskirties. O ten prieš tai irgi pramoninė ten dabar. Ten buvo pramoninė kažkokia. Uosto teritorija. Šiaip Klaipėdos Kuršių marių zona yra okupavęs uostas. Jisai savo funkciją tenai vykdo ir labai, toks kaip ir konfliktas yra su miestu, nes miestas prie vandens, bet prieimo prie vandens beveik neturi. Tai va tie... Čia tik, yra įdomumas, kad Klaipėdos, pavyzdžiui, tas karantinės konvertavimas miestiečiam turbūt absoliučiai jokių neigiamų jausmų nekelia.
Nu, nes, reiškia, kas ten beatsirastų, tai nebebus ten kažkokie tai sunkvežimiai arba ten traukiniai, kurie važiuoja per miesto centrą į pat miesto centre esantį uostą. Tai jeigu ten nekraus kokių birių terminų. Nekraus, ten, žodžiu, ten naftos visas tas terminalas, kur ten vedina tas bačkas, kur ten smirda pusė Klaipėdos. Nu, tai tiesiog, tai iškėlus iš miesto centro, miestiečiai turbūt bus laimingi, nesvarbu, kas ten atsiras. Bet daugelį kitų vietų, ne, kurios yra labiau, nu, pavyzdžiui, aplinkui, nu, tokia gamtinė arba gyvenama aplinka ir tu ten kažkaip tai kažkokia senai įsiterpusią pramoninę teritoriją arba kitos paskirties verti į, pavyzdžiui, gyvenamą. Tada ten tų įtampų atsiranda gerokai daugiau. Tai iš esmės mažai bus prieštaraujančių kažkokią tai purvo zoną, pavadinkim taip, ne pramoninę zoną paversti normalią gražią, ne? Kur konfliktai atsiranda? Ką mes kokie konversijos atvejai yra patys problematiškiausi arba kada iš karto atsiranda? Reikėtų tau pristatyti du žodžius, ne? Vienas yra nimbi, o kitas yra banana. Į lietuvių kalbą. Nimbi verčiasi kaip not in my backyard. Okay. Tai reiškia, nu, kur žmonės aplinkui, kurie jau įsikūrė, kurie patys dar nesenai buvo nauja kūrėjai. Pritariu, kad reikia mums poligono, bet ne pas mane. Prieštarauja, nu, ta prasme, net gal iš esmės neprieštarauja, bet, sako, bet ne pas mane. Ne mano tėme, gal kažkur kitur. Šiaip neprieštarauju, turbūt tikrai reikia, bet gal tas poligonas arba bet kas galėtų atsirasti kažkur kitur. Banana yra šiek tiek griežtesnis. Reiškia, jis yra build absolutely nothing, absolutely near anything. Reiškia, nu, ne tai, kad ten... Tai čia veganai. Čia tokie veganai, iš viso nieko, reiškia, negalima statyti, nes, nu, nereikia. Taip, mieste jau čia visko pristatyta ir kam čia dar reikia, nes čia tik tai godus kapitalistai užsidirbs, o žodžiu, nieko gero čia iš to žmonėm nebus. Nu, tai toks gal kraštutinis požiūris, bet šiaip jo yra visai nemažai, susitinku. Tai čia, kai mes turėjom kur ten, Kuršėnuose ar kur ten prie Kretingos rajone, ne, atvejį, kad čia buvo planas statyti didžiulę perdirbimo gamyklą, ne, ir pasakyta, kad nereikia čia apskritai Kretingos rajone, šalia pajūrio mes nestatysim jokių pramonės objektų, ne, tai va čia iš tos serijos šitą bananą, ne. Nu, turbūt, žinai, čia labai yra susipinantis interesai, ne? Ir turbūt ir yra čia šitoje vietoje miesto tėvų, politikų darbas kažkaip tos interesus atpinti. Nes, pavyzdžiui, ten, kai statosi, pavyzdžiui, gamykla, kuri generuoja darbo vietas, daro žmonių judėjimą į konkretų rajoną, kurie moka mokesčius, tai yra savivaldybė tik tai geriau, ne? Visa savivaldybė, visas rajonas, kuris tokią investiciją turi, yra gyvybingesnis. Tačiau dažniausiai, šalia gyvenantis, vis tiek patirs kažkokį, jeigu jie turėjo prieš tai šalia laukus, o dabar staiga ten pasidaro Klaipėdos lezas ir pasistato gamyklas, ne? Tai va, reiškia, jų greta gyvenantiem žmonėm nebe taip smagu. Bet turbūt, kad visuomeninis interesas slepiasi ne ten tų, reiškia, šalia esančių ten 10 ar 20 sklypų savininkų, o visgi viso rajono. Ir tada kažkaip reikia pamatyti, kur čia tas didesnis gėris slypi. Ir tai yra padaryti sunku, nes dažniausiai kažkaip tai tie, kas tą gėrį patiria, būna tylus, o tie, kas patiria, tą reiškia, kad jų ir žymiai mažiau neigiamą poveikį, jie būna žymiai labiau garsus. Išreikšti pasitenkinimą neišeina niekas į gatves. Ir tie 5 procentai nepatenkintų generuoja 95 procentus triukšmo ir tada gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad čia iš tikrųjų yra labai blogai, nors realiai tas, turbūt naudos santykis. Ar aš teisingai Dalia suprantu, kad diskusija vyksta tarp to, ar miestai turėtų plėstis į šonus ir į plotį ir į erdvę, ne? Ar jie turėtų tankėti? Ar čia apie tai diskusija vyksta ar ne? Taip, galbūt išplaukia iš to, nes šiaip tai, man patinka pasakymas, kurį kažkada perskaičiau, kad Europa savo miestus jau pastatė. O tai reiškia, kad labai tikėtina ir labai pageidautina, kad miestai į išorę nebesiplėstų ir nebesiplės. Nes vidiniai resursai yra tikrai pakankamai nemaži, o tie vidiniai resursai ir kyla iš tų teritorijų, kurios jau yra atgyvenusi arba prarasta ta pirminė funkcija, dėl kurių jos buvo, tarkim, statytos. Tai mes tikrai kiekviename mieste galime atrasti konvertuojamas 18-19 amžiaus pramoninės teritorijos, kur pasikeitus technologijom tie pastatai ir tokios teritorijos tam nebereikalingos. Dabar ir 20 amžiaus jau. Jau 20 amžiaus pradžios jos irgi jau keičiasi. O buvo tikrai nemaži plotai okupuoti būtent tokio užstatymo, tom funkcijom, netgi prie jų ir gyvenama statyba buvo derinama. Tai va, tos visos teritorijos, jos yra miesto vidinėse dalyse. Kažkada jos galbūt buvo išorinės miesto dalis, bet augant miestui jos atsidūrė miesto viduje. Ir dabar va, būtent tų vidinių resursų išnaudojimas, jisai yra
ir ekonomiškai, ir inžinerinės infrastruktūros atžvilgių jisai yra palankesnis bendro gyvenimo sąlygų kūrime mieste. Jeigu mes norim miestą turėti gyvybingą ir išnaudoti maksimaliai jo visus, kad ir transporto inžinerinės visą struktūrą, tai mes turėtume koncentruoti miestą, o ne jį plėsti. Tai va tas miesto koncentracija, vidinių resursų išnaudojimas, jisai mus veda prie tų konversijų, nes jeigu mes viduje turime nemažus plotus, kuriuos galim pertvarkyti ir vėl naujai naudoti, tai tas būtų tikrai tikslingiau, negu plečiant miestą, galvoti ir iš paskos einančią visą inžineriją tempti. Tik tam yra dažnai oponuojama, bet atsakymas yra toksai, kaip čia counterintuitive, jisai ne visai intuityvus. Žmonės sako, jūs čia nestatykit, statykit, kur nors miesto pakrašty, ten yra daug laisvos vietos, va čia žiūrėkit pievos, ten ir statykit. Kodėl čia reikia dabar statyti man po langais? Nes jeigu čia pastatysi, tai bus kamščiai, o jeigu pastatysi už miesto, atseit kamščių nebus. Bet iš tikrųjų visa logika yra tokia, kad jeigu tu pastatysi tą kažkokią naują plėtrą ten kažkur už miesto, tai iš jos žmonės dirbti vis dar važiuos į tą patį centrą. Vis dar apgraus tas pačias gatves, tik tai didesnė jų kilometražą. Darželius ir būrelius. Taip, nes jeigu aplinkui miesto centrą tu darai kažkokį didesnį tankumą konvertuodamas kažką, tai tu ten apkrauni ten 3 km tų pačių gatvių, bet jeigu tu tą padedi daiktą už 15 km, tai vis dar jie važiuoja dirbti į tą patį centrą, tik tiek, kad jau nebe 3, o 15 km apsikrauna tais pačiais automobiliais. Dabar mes darom ir plus tų gatvių reikia gerokai daugiau, plus ten reikia nutiesti tos 15 km gatvių. Ir apkrovimas miesto centrui nuo to netiek nesumažėja. Tai va čia tas toks yra svarbi loginė kažkokia tai, kurią reikia suprasti kalbant. Jeigu grįžtumėm prie pačių konversijų, ne, arba taksonomijos, surūšiavimo, kategorizavimo. Ar aš eisiu, ką aš girdžiu iš jūsų pavyzdžių, ar tiesa, kad pagrindinė dalis yra, pavadinkime, tokios savo atidirbusios pramoninės zonos, jas reikia kažkaip grąžinti miestui ir jas tada ieškam kaip grąžinti. Ar ne? Ar tai nėra vienintelė? Ne vienintelė, ta prasme, atidirbusios yra ne tik jos gal ryškiausios ir užima tikrai didelius plotus, nes kad ir Vilniui, pavyzdžiui, naujamiesčio visos transformacijos, tai dėl to, kad tikrai buvo daug pramoninės tos teritorijos. Tai ne vienintelės, panašioj situacijoje yra ir, pavyzdžiui, geležinkelių keliai ir jų užimami plotai, nes dabar irgi jau tiek jie nebenaudoja, kiek jie naudodavo daugiau. Tai yra geležinkeliai užima tokią kategoriją. Taip pat šiaip yra ir gyvenamos teritorijos. Jeigu jos jau yra nusidėvėję ir pasikeitęs yra komforto lygis ir galų gale kvadratų skaičius vienam žmogui, tai netgi ir gyvenamų jų pastatų, tie rajonai arba teritorijos jos irgi yra viena iš konversijos tų užduočių. Čia man visada žiūrint prieš akis, taip aš, kai iš Panevėžio pusės plentot įvažiuoju Vilnių, tai po dešinę pirmas namas yra toks senas, toks individualus kaimo namukas, toks, o šalia jau daugiau aukščiai tokie. Tai ar čia irgi pavyzdys, kad tas, kaip sakant, tu mieste turi būti kaip miestietis, o negali... Kaimas konvertavosi į miestą, čia toks vyko. Šiuo atveju gal truputėlį gal ne tas, čia yra tiesiog augimas, čia yra miesto augimas. Okay. Tai kažkada vis tiek buvo mediniai, paskui mūriniai ir tas augimas, tai čia yra gal to augimo ženklai, ta prasme, vieni dalykai jau užaugo, kiti mes dar turim to ženklus. Bet čia gal čia į konversiją nepretenduoja, jo, čia pretenduoja tos tikrai teritorijos, kurios savo metu dirbo vieną darbą, gerai, dabar jau jos... Kitas pavyzdys. Lukiškių kalėjimas. Ar čia yra konversija ar ne? Dar nevykus. Bet bus. Jo, bet šiuo atveju tai ta konversija, tai matyt bus daugiau funkcijos, nes tas objektas mena jau ten daugiau nei 100 metų, jis yra šitas į kultūros paveldą, mes jau su juo taip laisvai nebegalime elgtis. O nebus, kad ir kai kurios pramoninės zonos irgi... Pažiūrėk, aš tai nubrėžčiau kitaip takoskyrą. Takoskyrą yra tokia, kur vyksta konversija esant poveikiui iš viršaus arba esant interesų iš apačios. Ir, pavyzdžiui, visi Vilniaus loftai yra ta vieta, kur įvyko interesas iš apačios. Ne? Ir, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai pavyzdžiui, tenais neįmanoma padaryti normalios konversijos, pavyzdžiui, nugriauti viską ir pastatyti iš naujo, nes ant savininkų yra tūkstančiai. Ir jie, turbūt niekada nesusitars, kad va čia, mes visi kartu paimkim ir kažkaip sukonvertuotime.
Už tai ir vyksta. Tik tai esamų pastatų rėmose, nauji pastatai nestatini, aplinka iš esmės negerėja, reiškia, parkingas vis dar yra tarptų namų, jokio žalio ploto tenais nėra. Jokios papildomos, jokios neatsiranda, tai Smolenko, Ševčenkos, visas tas reiškia yra loftynas, tas, kur aukštamestis vadinasi, ne, kur yra ten tarp Panerių, Naugarduko, ten ir dar va šitas, ne, tai čia yra tas, kur iš apačios. Iš apačios, nes neįmanoma jo akumuliuoti vienose rankose. Kitos teritorijos, ne, kur yra didesnės, yra jas įmanoma, jos yra arba vieno asmens rankose, pavyzdžiui, koks nors fabrikas yra priklauso ten vienai bendroviai, arba dar didesnė teritorija priklauso 3 bendrovėm. Tai yra toksai skaičius žmonių, kur jau galima Šitą tarp jų. dabar, ne? Plasta, ten kokia nors Velga, kur įvyko, kur šalia Vingio parko, kur naujojo Akropolio yra projektas ir panašiai. Vilkpėdė turbūt Sparta, panašiai, kur ten yra vis dar pakankamai didelis gabalai. Sparta, kur yra tų savininkų vienas arba vis dar ne taip daug, kad jiem būtų sunku susitarti, jie susitarė ir tada konvertuoja iš esmės. Ir iš esmės dažniausiai konvertuoja, tai nugriaudami, kas yra seno, ypač jeigu ten nėra jokio kultūros vertybės. Ir pliusas to yra, kad tada tu sukuri naują kokybę, iš esmės naujas erdves, naują infrastruktūrą, kurios prieš tai nebuvo tiek žalėje, tiek jeigu užsikabinant už loftų pavyzdžio, ne? Ar loftų pavyzdys reiškia, kad, pavyzdžiui, senieji daugiabučiai irgi turės judėti šitą kryptim? Ir čia yra labai geras pavyzdys, kad senosius daugiabučius kažkaip tai konvertuoti turbūt yra labai sunku. Jo, mes esame įstrigę, galiu pasakyti, mes gyventojų. Turėjom doktorantą, nagrinėdami temą būtent transformacijos miegamųjų rajonų. Pavyzdžiui, mūsų didžiųjų miestų miegamuosiuose rajonuose nuo 60 iki 70% gyventojų vis dar gyvena. Bet tų teritorijų konversija yra įstrigęs klausimas vien dėl to, kad iš tiesų yra privati nuosavybė ir privatizuoti yra butai. Ir tada mes pastatą apšiltinti dar gali, bet jeigu teritoriją pertvarkyt, tai tas yra labai, kol kas neįmanoma matyti Lietuvoje. Nes kitose valstybėse tai tokie pastatai dažnai yra savivaldos žinioje, tai tada yra transformuojami tie pastatai ryškiau ir teritorija gali būti transformuojama. Tai ta prasme funkcija lieka gyvenamoji dominuojanti, bet atsiranda to įvairesnio panaudos ir komercija, ir kultūra, ir netgi tų pastatų, tos teritorijos yra pertvarkomos. Tai mes truputėlį esame Lietuvoje įstrigę šiuo klausimu, nes dėl privačios nuosavybės atskirų butų ir visi butai privatus. Prieikim prie geriausios praktikos, pavadinkim taip, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu jau turim aiškiai mieste pūlinį, pavadinkim taip, pribrendusi, kokia yra, iš kokio etapų susideda konversija? Nuo kokių interesų bandymų kažkokių apibrėžti, nuo kažkokių diskusijų? Kaip visas tas procesas yra, jis dabar reglamentuotas arba bent jau kažkokie etapizuotas, jeigu taip? Čia turbūt yra, kaip vyksta praktikoje ir kaip galėtų vykti idealiam pasaulyje. Čia tokie du. Gal iš užsienio valstybių kažkokių gerų istorijų yra. Tai turbūt, kad viskas visą laiką prasideda nuo analizės, neišvengiamai, nes tu turi suprasti, kas tai per teritoriją, ko jai trūksta, ko trūksta aplinkinėms teritorijoms, kas toms aplinkinėms teritorijoms darant pokyčius konkrečių nagrinėjimo teritorijų darytų ten neigiamą arba teigiamą poveikį. Ir verslo aspektai yra labai svarbus. Ką ten padaryti, kas ten bus. Galbūt tu ten miesto centre darytum biurus, bet, pavyzdžiui, miesto pakrašty jau nebedarytum, nes jie neaktualūs. Bet gyvenamoji paskirtis miesto pakrašty yra aktuali labiau. Tai va tokių tiesiog tu iš esmės analizuoji, pagal tai atsitinka kažkokios tai žinios. Koks čia miksas paskirčių galėtų būti, koks čia kvartalų dydžių, koks aukštingumas ir panašiai. Ir tada laukia ilgas ir sudėtingas procesas. Tai yra bendravimas su aplinkiniais interesų turėtojais, interesantais, tiek gyventojais, tiek verslais, kurie dažniausiai priklauso arba nimbi, arba banana kategorijos. Ir čia yra užprogramuotas konfliktas. Ta prasme, aš iš esmės turbūt nežinau nei vienos kažkokios tai konversijos, arba nebent labai toli, kur ten, pavyzdžiui, koks nors Vilkpėdė yra gal pavyzdys, kur to konflikto tokio akivaizdaus nėra, nes gyventojų nėra. Tu ten kaip ir gali daryti, ką nori, konvertuoti, daryti ir plius minus. Bet konfliktas tik su gyventojais? Pagrinde turbūt, manau, kad
yra gyventojai. Nors Klaipėdos atvejais rodo, kad, žinai, uosto krova yra verslas. Ir jeigu ten miestas stengiasi juos iš ten išvaryti, tai štai vietoj verslas kenčia. Ir jie turi, interesą, ir tas interesas yra visai strateginis. Lietuvai yra svarbu būti, ten kažkokiu tai efektyvių uostų ir konkuruoti Baltijos jūros regione. Bet, tą konkretų miestą, tai jisai, žudo. Ir reikia ieškoti. Visokių ten yra minčių, kaip ten išorinį uostą pastatyti. Ir miestas gauna prieimą prie vandens, bet ir uostas vis dar gali efektyviai veikti, negadindamas miestų gyvenimo. Tai ta analizė priveda prie labai daug. Šiuo atveju, pavyzdžiui, Klaipėdos uosto, matyt, privedė ten kažkoks specialusis planas ir netgi bendrasis planas buvo daromas, kad ilgai ten labai ilgas procesas. Kad uostą reikia kelt lauk, žinai, ir kad ta uosto konversija teritorijos turėtų būti nebe uosto, žinai. Ir čia tada prasideda tos, kaip ten, išorinio uosto ir visokios kitos idėjos tada atsiranda. Taip, tai jos, pakankamai drąsios, nes tada dar atsiranda visokių ten aplinkosauga. Žodžiu, tų interesų yra tikrai labai daug. Tai čia matyti ir yra konversijos vadovo, architekto ar komandos, kuri daro tikslas, yra labiau ne ten sukurti kažką, o pabūti to moderatorium, kuris suderina visų interesus. O čia yra ar daugiau privačios iniciatyvos klausimas, ar čia ir miesto planavimo, miesto savivaldybės administracijos dalykas, tarybos? Kas Visą laiką verslas yra proaktyvus, o savivalda yra reaktyvi. Tai prasme, vienas inicijuoja, kitas reaguoja. Galbūt galėtų būti ir kitaip, kad miestas ten patys rodo iniciatyvą. Bet taip nevyksta, man atrodo, yra kažkoks niuansas yra susijęs įstatyminis su tuo, kad tu negali ten daryti taip lengvai aukcionų, nes miestas galėtų paimti teritoriją, sutvarkyti ją, suplanuoti, suformuoti sklypus ir tada daryti aukcionus. Va čia, prašau, aukcionas, bet štai daugiabučių statybai, kas nori pirkti. Verslas konkuruoja, įsigyja, tas, kas laimė aukcioną, ten stato daugiabutį. Arba, ten... Nes pavyzdžiui, tas pas Vilniaus, pavyzdžiui, miesto bendrasis planas, kai jis, pavyzdžiui, sudėlioja tam tikras kryptis ir, toj pusėje darysim tą, ten galima tokią veiklą. Tai ar čia yra toks pirminis nurodymas, ar čia vis dėlto yra labai šakėm ant vandens, pradėkim taip, ir nuo savininkų vis dėlto priklauso? Gal aš taip pasakyčiau, kad tai yra pirminis, nenurodymas, gal pirminė miesto vizija yra, jinai galimybės miesto teritorijų fiksuoja bendrajame plane, o savininkai arba jau jie turi tas žemės tose vietose ir jie tada mato, kokias galimybės, ką galima daryti, arba jie įsigydami jau mato. Bet bendrasis planas taip tiek daug nepasako apie... Ne tiek detaliai, aišku. Kas čia galėtų būti, bet taip jame potencialas ir galimybės bendrajame plane jau matosi. Bet aš galiu, čia apie idealų pasaulį, tai net ir idealiam pasaulyje ne viskas įvyksta gerai, nes dabar prisiminiau Švedijos atvejį, Švedijos miestų savivalda valdo beveik didžiąją dalį miesto teritorijos. Tai kadangi teko daryti projektus akademiniam lauke su studentais Malmės mieste, tai susipažinę esam su jų projektais. Tai pavyzdžiui, Malmės miesto savivaldybei yra dideli skyriai architektūros, urbanistikos ir jie rengia tuos projektus, jie kaip savivalda, kaip Lukai sakė, kad pirmą pasiūlo, paskui verslas galite įsigyti šitos klipus. Tai irgi jie yra parengę ne vieną projektą, būtent tų miegamųjų rajonų, nes pas juos modernizmo laikotarpio to laisvo planavimo miegamųjų rajonų irgi yra. Ir yra, dabar vieną atvejį atsimenu, yra 2 rajonai, kurie atskirti yra modernistinio tipo gatvėmis, kur yra pėstieji ir transportas atskirti lygiais, aukščiais ir dabar savivaldybė sako, jau dabar truputėlį gyvenam kitaip, dabar gatvė yra žmonėm, gatvė yra gyvenimas ir jie yra parengę ne vieną projektą tokių sujungimų, bet taip, projektą jie turi ir tada vėl yra vis tiek bendruomenė ir gyventojai, ir net Švedijoje jie sakė, mes patyrėm fiasko, tiesiog negalėjom įgyvendinti, nes bendruomenė nepriema, mum yra gerai taip, kaip yra, nekeiskit. Tai čia reikėtų pastebėti, kad miesto planavime šiek tiek diktatūros nėra blogai. Tai žiūrėkit, su šiek tiek diktatūros sudėliojam pirminės iniciatyvas, surandam pirminę tą pasipriešinimą, jį šiaip netaip įveikiam diskusijas ar kitokiais metodais ir paskui prasideda vystymas, Ar tas konversija, kuri vyksta arba kuri pakeičia,
kas pasikeičia dažniausiai, kokie parametrai dažniausiai pasikeičia. Aš iš karto iš tų visų nepatenkintų sakysiu, nu tai čia viskas padaugėja visko prisštabeliuoja ir miestas sugenda. Ar aš būsiu visiškai neteisus? Nu taip, visko padaugėja, bet miestas gal nuo to pagerėja. Tiesiog tame yra ten keliose teritorijose darbaviesis, kur irgi vyksta konversija. Nežinau, kokia Banginio, pavyzdžiui, yra projektas, prie kurio čia teko dirbti, rengti Vilniuje. Vilniuje. Tai, žinai, tu tarkim, išanalizuoji visą tą teritoriją, tu supranti, kas darosi aplinkui ir tu visus parametrus darai šiek tiek mažesnius, negu yra aplinkui. Tarkim, intensyvumas aplinkui 2, o tu darysi 1,8. Šiek tiek mažesnį visais parametrais. Tankumą, jeigu ten asfalto yra dabar ten 99%, tai darysi jo, kad būtų gerokai mažiau, kad ten būtų želdynų gerokai, ne gerokai, bet šiek tiek daugiau negu privalomai reglamentuojama. Kad būtų toksai pliusas viskame. Ir, mano supratimu, tai reikštų, kad reiškia, kaip ir miestas vystosi taip pat, kaip yra tas kontekstas, bet taip pat yra šiek tiek jautresnis. Toks lyg ir, aš taip jaučiuosi. Šiek tiek kokybiškėjantis. Jo, tačiau, tas, žinai, jausmas aplinkinių žmonių, nuo to niekur nedingsta. Yra, žinai, visiškai teisėti klausimai. Čia bus žymiai daugiau mašinų. Ir turbūt, kad bus žymiai daugiau mašinų, ir, bet čia jau vystytojas nebegali spręsti. Iš esmės, mašinų klausimas yra infrastruktūrinis, kuris yra susijęs su papildomas infrastruktūros darymu, esamos gerinimu bendrų miesto ir viešojo transporto gerinimu. Ir esminis dalykas, žinai, kad kol autobusas nėra toksai patrauklus, ten lėtas ir kartais meta juodą dūmą, tol tas ir bus problema, žinai. Bet kad tą reikia daryti. Tik tiek, kad reikia daryti, ten verslui reikia dirbti savo teritorijoje, miestui reikia dirbti visose aplinkinėse, kas tą sujungia. Tai va. Čia. Ar teisybė, sako Lukas? Tai, kaip čia pasakyti, daugiau, tai gal nėra blogiau, nes, ta prasme, jeigu yra daugiau, tai mes miesto centre generuojam gyvybę. Vis tiek tų konversijų tikslas tai yra situaciją keisti iš esamos į geresnę. Ta prasme, vis tiek vizija, noras ir tikslas yra keisti į geresnę. Tai keičiant tą situaciją, netgi ir gyventojų skaičiaus didėjimas miesto centrinėje dalyje leistų miestui galų gale efektyviau projektuoti, naudoti viešai transportą. Nes jeigu nėra poreikio, nėra gyventojų, nėra poreikio, tada jisai lėtas ir jo nedaug. Bet jeigu yra tas tankumas didesnis, paskirčių yra daugiau vietų, kuriuose tu gali būti ir nuvažiuoti, ateiti, tai tada yra poreikis ir organizuoti tą, matyti, greitesnį, intensyvesnį viešą transportą. Ta prasme, kad vienas lyg ir kitą generuoja, tai tos konversijos, jos nėra, jų nėra pirminis tikslas, matyt, užsidirbti ir taip toliau, jų vis tiek išlyga arba, ta prasme, išeiga, tai yra miesto to urbanistinio audinio, tos vidinio to gyvenimo kokybės kaip ir gerinimas. Aš primityviai pasakysiu iš savo nearchitektūriško požiūrio taško. Kiekvieną kartą, kai išleidžiuosi į Barceloną ir matau tą kvadratukų maišalinę, man visada baisu atrodo ir vėl į šitą skruzdėlyną, ne? Bet kiekvieną kartą, kai aš ten atsiduriu ir jau pačiam tam skruzdėlyne, ten tarsi viskas atrodo normaliai, ne? Tai va čia gal klausimas yra iš tiesų, kiek yra viskas subalansuota, ne? Ar ne? Nežiūrėti iš viršaus, tu esi žmogus, o ne paukštis. Ir Vilniaus senamiestis yra labai tankus, jeigu tai pasižiūrėti iš viršaus, žinai, ir tie tiemai maži, ir ten insoliacija nebūdinga, iš esmės daugelį gatvių, kurios yra siauros ir orientuotos ten nepalankiom kryptim. Tačiau, yra, kur visi nori būti senamiesty, centre, kur brangiausias turtas centre, senamiesty. Tai tas galų gale yra atskiri dalykai. Erdvinė kokybė turėtų būti žiūrima visgi ne iš lėktuvo, nors ir ten kažkaip mėgsta tą daryti, ypač, reiškia, modernistiniai urbanistai, bet iš žmogaus perspektyvos, ta prasme, man atrodo, čia yra pakankamai svarbu. Tas pasikeitė iš tikrųjų yra visai susijęs su technologijom, nes anksčiau darydavai maketą ir tu nenori žiūrėti tą maketą iš viršaus. O šiais laikais mes, tu pasidarai tą modelį, nusileidai jau į žmogaus akių lygį ir tu gali vaikščioti po tas erdves ir tu visai kitaip suvanti, visai kitaip gali modeliuoti, negu anksčiau, kai tokių galimybių nebuvo.
ar tas konversijų, požiūris į konversijas skiriasi skirtingose dydžio miestuose? Kitaip tariant, ar konversija Vilniuje yra skirtinga negu konversija Panevėžyje arba, iš vis mažesnių miestelių, paimkim, Zarasuose ar dar kažkur? Panevėžy, aš galvoju, tų konversijų ten yra pramonės tokių teritorijų, ekrano teritorija, ten tokių visokių, kurios yra pakankamai didelės, gerose vietose prie parko, ten ekranas turi savo mares netgi. Ir čia turbūt yra šiaip susijęs su tuo, kad vieni miestai turi investicijų badą mažesnį, kur ten, jeigu kas, žinai, ten mažesnį. Jeigu nieko nevyksta, niekas ir nekonvertuos. Jeigu kas nors pastato naują daugiabutį, visi ten su džiaugsmu tiesiog, reiškia, tai pasitinka, bet kadangi rizikos yra, gal nepirks, o gal nepavyks kainos suvaldyti, dažnai nestato. Bet, pavyzdžiui, Vilniuje, Kaune, ten kituose, yra labai didelis tas, reiškia, investavimo srautas, stato labai daug. Ir tada miestas jau šiek tiek pradeda. Tai tarkim, miesto pačio požiūris į investicijas Vilniuje ir Panevėžyje yra nevienodas. Mano supratimas yra toks. Tai jeigu apversim šitą reiškinį, ar tiesa būtų, kad jeigu nėra konversijų, tai susirūpinkit, kas su jūsų miestu darosi, ne? Apskritai investicijas turbūt čia reikia vertinti. Jeigu nėra investicijos, tai aiškiai kažkas negerai. Bet nekilnojamam turte investicijos į konversijas yra geras miesto sveikatos indikatorius. O gerai, o jeigu žiūrint iš investuotojų pusės, ne, tai konversija apskritai ekonominių pagrindų vyksta dėl ko? Dėl to, kad pigiau taip, ar ne? Dėl to, kad sklypas geroje vietoje. Vieta. Jo, dažniausiai konvertuojasi miesto, tame reikalas, kad tuos tokius prarastas miesto teritorijos, jos dažnai būna viduje. Ta prasme, jeigu jinai pakrašty, tai tu gal ten jisai sunyks ir baigsis. Bet jeigu miesto centrinėje dalyje yra teritorija, kuri nebenaudojama, kuri apleista ir taip toliau, tai visų pirma taip yra padėtis. Yra gera lokacija, gera padėtis. Ir jau būnant miesto centrinėje dalyje, jau tu turi privalumą turėdamas tokį sklypą. Tai vadinasi, jį verta naudoti. Čia, kitaip tariant, bet tai tada iš karto, pavyzdžiui, Vilniaus atveju tada Vilkpėdės kokia situacija, ne? Tarsi atrodytų vos ne miesto šonas, ar ne? Su Vilkpėdė yra taip, kad tai yra labai didelė teritorija ir kaip pasakyti, didelė teritorija, jinai yra ant vienos iš pagrindinių įvažiavimo trasų į miestą, ta prasme, jos padėtis yra irgi gera ir susisiekimas su miesto centrinė dalim taip pat patogi, kol kas jo, ir gamtinė situacija ir Neris čia teka, ir galų gari gyvenamiai, ta prasme, jos padėtis irgi yra strategiškai labai tokia patraukli ir tikrai labai dideli plotai, kuriuos verta būtų konvertuoti ir išnaudoti, negu juos peržengti ir miestą plėsti į išorę. Ta prasme, mes galim išnaudoti, šiaip konversija, jinai išnaudoja privalumus, kuriuos jau turi ta teritorija. Ir konvertuojant dažnai, vėlgi, jeigu yra susikloščiusios kažkokios vertingo užstatymo fragmentai, tai ir jie dažnai būna integruojami, ne viskasgi nušluojama ir naujai pastatoma. Tai ta prasme, ir tada istorinio palikimo tu turi ženklų ir išnaudoji miesto centrinės dalies padėtį ir ta prasme, tos konversijos jos, kaip čia pasakyti, vyksta visgi tose teritorijose, kuriuose ir ekonomiškai naudinga jas turėti. Šiaip yra brangiau, tas pats Paupys rodo, kad ten yra tikrai papildomai reikalų. Kaip dar brangiau statyti gruntą, okay. ten metrą grunto išvežti, išvalyti, nes jis užterštas, kas dažnai būna po pramoninės sovietinės praeities. Bet vieta atperka, tai tiesiog ta vieta atperka. Tai analogiška situacija ir su tuo naujojo Akropoliu, ne? Kur irgi kas ten ganėtinai užterštas gruntas, irgi ten ganėtinai reikėjo, kiek teko girdėti, valyti, vežti lauk ir taip toliau. Ar yra kažkokia riba, kada jau konvertuoti nebeapsimoka? Ar yra teritorijos, kurios jau pamirštos ir uždarytos? Gal ne Černobylis, bet vietiniai kažkokie dalykai, kur jau tiesiog... Kad tiek sugadinta teritorija, kad jau jos niekaip ten, nežinau, nesugalvoju. Kaip galima dar ir taip, ta prasme, tokių gal konkrečių teritorijų gal mes taip greit neatsiminsime, bet kad jeigu neapsimoka, tai pavyzdžiui, grąžinimas gamtai irgi kartais apsimoka. Čia toksai labai man patiko
žinai, kai visi turim paauglių vaikų, tai kažkurio momentu pradedam žiūrėti, o kokios šitos profesijos nenunyks po 20 metų. Ir man labai patiko, tokį skaičiau Bank of America tyrimą apie Gen Z kartą, ir maždaug kokios profesijos bus apskritai aktualios, pavyzdžiui, po 15-20 metų, ką dirbs ta Gen Z karta. Ir man patiko, kad viena iš tų naujų profesijų bus rewilding strategist. Tai yra, reiškia, laukinės gamtos atkūrimo strategijų atgamtintojas. Gali būti. Nes, tikrai, aš dabar neprisimenu, Airijoje gal yra tekę dalyvauti, kad jo yra gamykla, tai jos kol kas tas atvejis, kai tikrai jos konvertuoti negali, tai yra ten užleista augalais, kurie valo tą gruntą. Tai galbūt vėliau bus klausimas, ką toliau daryti, bet pavyzdžiui, sakau, kartais konvertavimas nebūtinai statymas turi būti, konvertavimas gali būti, kad mes grąžinam gamtą sutvarkys tą teritoriją. Nes šiaip, jeigu yra ekonominis interesas, tai numatyta konversija įvyksta žmonių pagalba, bet jeigu jo nėra, tada yra atiduoti gamtai labai protinga. O to intereso gali nebūti dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, tarkim, teritorija yra per toli nuo miesto centrų ir tiesiog bet ko per brangu sutvarkyti ją, kad jinai turėtų kažkokią tai ekonominę atsiperkamumą. Arba, tas pats Vilniaus loftų atvejais, kai, reiškia, stambesniam vystytojui supirkti tuos tūkstančius yra vėlgi per brangu ir nerealu ir to matyti niekada nepasidarys, o jeigu ir padarytų, tai galų galia kaštai būtų tokie, kurie lemtų, kad neatsipirks. Arba ten reikėtų statyti dangoraižių kvartalą su labai dideliais intensyvumais, ko matyti irgi nebus. Konversijos pobūdis, ar jis visą laiką yra tik tai konstrukcinis, jeigu taip galima sakyti, ar tai gali būti ir socialinė konversija? Kaip pavyzdys, ne? Ar galima kalbėti apie konversiją, kad mes bandom keisti ir socialinę aplinką? Ar kažkokia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, man patiko kažkada pavyzdys iš JAV gentrifikacija vadinasi. Draustinių, ne? Kai užleido ten, jeigu neklystu, atkūrė vilkus ir vilkai tada atstatė tenai upės, pakeitė vagą ir taip toliau. Tai ar čia tokių variantų būna, ar apie tai nėra šnekama? Kad ir socialinės aplinkos dalykai yra, nes jeigu kalbam apie urbanistiką, tai socialinės aplinkos dalykai yra sudėtinė dalis, ne? Kiek ten vaikų gyvens, kiek ten suaugusių gyvens, procentai tokie, ar darželiai bus, nebus, vėlgi yra sudėtiniai klausimai, ar ne? Yra, tas pats, jeigu paupys yra konversija, tarkim, konvertuotas užstatymas, tai pavyzdžiui, Užupyje yra įvykusi socialinė konversija. Gentrifikacija. Tai prasme taip, kažkada Užupis tikrai buvo tas rajonas, kuriame socialiniai, galbūt pakraščiai daugiau gyveno, bet kadangi tenai buvo sovietmečių atiduoti pastatų dalys menininkam, jie ten savo dirbtuves turėjo, po nepriklausomybės jie jas išsipirko, pradėjo tenai gyventi, jie pakeitė ir tą socialinį, bet kai menininkai pakeitė socialinį tą atmosferą, tada, kaip sakai, vyko gentrifikacija, nes pakilus rajono, kaip čia pasakyti, tai vertei, jį tada pamatė tai ar čia konversija? Paibui. Jo, tai tada jau pradėjo pirkti, ta prasme, tie, kurie jau nebemenininkai, bet verslas ir taip toliau, ir jiem čia labai miestą. Bet iš tikrųjų, tai ir žinai, aš taip pat dabar klausau ir galvoju, kad mūsuose gal to yra mažiau, bet kitose miestuose yra, žinai, tokie getai, kur susiformuoja, tam tikros socialinės grupės. Uždaras pakankamai kvartalas, kuris yra pakankamai neįsileidžiantis, reiškia, pašalinių žmonių. Ir reiškia, matyt, kad yra galima tema, ne, kad, prasme, kaip konvertuoti iš to vietų ir gentrifikuoti, kažkokia taip, reiškia, miesto rajoną, kuriame nutiko kažkokia getas. Vilniuje gal naujininkai buvo arčiausiai to toksai, kur toks irgi reiškia pakankamai getas, bet negalėtum pavadinti, tai nėra tas pats, kas ten Amerikos nebaigtinis miestuose. Procesas, pavadinkime. Nebaigtinis procesas. Ir kadangi dabar jau naujininkai miestas plečiasi ir reiškia ta geroji senamiesčio dvasia jį pasiekė, tai naujininkai jau yra pakankamai neblogas rajonas patapęs. Šiaip New York'e labai buvo panašu, kur ten, ten Manhattanas taip visą laiką buvo geras rajonas, bet aplinkui ten koks nors Queensas, Bronxas buvo tokie rajonėliai, bet dabar ten yra viskas tiesiog vienodai brangu, gyvena visi tie patys, reiškia, turtingi New Yorko piliečiai ir tai kažkaip natūraliai tiesiog dėl to, kad ta miesto centro, miesto
kokybė iš centro palėtė ir tuos rajonus, kurie anksčiau buvo prastesnės reputacijos. Grįžkim prie tų baimių. Ne? Jeigu reikėtų išskirti pagrindinės baimės, dėl ko girdisi priekaištai arba nesutikimai, ar galima būtų pasakyti, 3 pagrindiniai yra 5 pagrindiniai klausimai, dėl ko žmonės turi prastą nuomonę apie konversijas? Aš gal galiu pradėti nuo to, kad šiaip tai žmogus tokia būtybė, mes esame inertiški. Mes prie savo gyvenimo sąlygų priprantam. Ar jos ten geros ar blogos, mes prie jų priprantam. Ir jeigu metai iš metų gyvenom su kažkuo, tai ta prasme, visų pirma, pasikeitimas jau yra iš karto mes iš karto yra stresas ir ta prasme strese niekas nenori būti. Tai iš karto pasikeitimas yra iššūkis. Antras iššūkis taip. Mes nenorim, kad daugiau prie mane, daugiau intensyviau prie manęs būtų žmonių, kaimynų, mašinų ir taip toliau. O jeigu miesto apleistas tas dalis arba kurios dabar konvertuojasi, taps intensyvesnės, tikrai ten įvyks pasikeitimų, įvyks kažko daugiau, tai šitoks dalykas yra, nežinau, ką čia galima dar trečiai. Tai aš taip, sakyčiau, kad didžiausia baimė yra transportas. Aš taip manyčiau. Žmonės neprieštarauja iš esmės, kad čia atsiras kiti žmonės. Dažniausiai triukšmo ten kažkokio ypatingo, ten gyvenami, pavyzdžiui, rajonai, jie ten nekuria, ten darytum pramonę, tai viskas aišku, ten tiek pramonė turi, tiek ten jie žaliavos arba gaminiai išvežami, kur sunkvežimiai, sunkiųjų transportų vežami, jie turi neigiamo poveikio. Gyvenamasis turi vienintelę tokią neigiamą, kad tos pačios infrastruktūros linijos, gatvės apsikrauna labiau. Linijos ir matyt, kad socialinė infrastruktūra, čia mokyklos darželiai, va čia yra daug įtampos šitoj vietoj, nes aišku, labai juokingai, nes, pavyzdžiui, man tenka dirbti Žirmūnuose žmonės baksnoja pirštu kokio Žirmūnų gimnaziją ir sako, nėra vietų. Esmė yra, kad Žirmūnų gimnazija yra, tie penketutė geriausių Lietuvos mokyklų ir ten, ir dėl to nėra vietų. Jeigu pasižiūri vidurkį, vietų yra šiaip Žirmūnų mokyklos ir darželiuose, bet tam tikriuose nėra vietų. Ir nors šiaip, pavyzdžiui, ten pagal statistiką, kokios Žirmūnuose yra gyventojų nuo 2010-2011 metų sumažėję, gerokai, ta prasme, ten keliais tūkstančiais. Tiesiog, nes yra seni žmonės, jie miršta, tas butas dažnai ten lieka. Bet šiaurės miestelį nepanaudotas. Būminti. Ne, šiaurės miestelį didžioji dalis statybų yra padaryta turbūt iki 10 metų, ten ir iki anos krizės. Jo, ten visos Žukausko gatvės užstatytos būtent tada. Bet kai taip palaipsniui mažėja, tu to nejauti, ir tada, kaip ir atrodo, tu lyg ir darydamas kažkokios naują plėtrą išlygintum tai, kas yra prarasta per 15 metų. Bet emociškai tai taip nėra ir taip nėra jaučiama. Tai va, ir transportas, ir yra, matyt, ir mokyklų trūkumas. Tai čia iš esmės, jeigu taip lenkti pirštus, tai transportas, socialinės paslaugos, vaikam darželiai, mokyklos ir visokios ligoninės poliklinikos, ar čia jos nėra faktorius? Apie ligoninės poliklinikas neteko girdėti susitikimuose su gyventojais, transportas ir mokyklos yra esminiai 2. Mokyklos darželiai. Bet ar tai yra konversijų problema, ar tai yra apskritai miesto planavimo problema? Miesto planavimo problema turbūt. Ta prasme, žinai, kaip ir, tarkim, privatus vystytojas siekia pelną. Natūraliai jisai nieko prieš suprojektuoti savo ten konvertuojamam rajone, pavyzdžiui, privačią mokyklą arba privatų darželį. Tačiau žmonės to nenori, nes tai bus darželis, už kurį arba mokykla, už kurį reikia mokėti pinigus, jie nori valstybinio, nemokamo. Valstybinį darželį privatus vystytojas savo sklype, matyt, neturėtų kažkaip tai planuoti ir projektuoti, tai turėtų daryti valstybė, savivaldybė. Nebent vėlgi būtų jau didelis projektas, kur būtų sudėtinė dalis viso. Sudėtinė dalis, bet vėlgi, tu, ta prasme, negali tiesiog, kaip čia komunistiškai sakyti, daryk čia darželį ir atiduok man tą sklypą. Nupirkti gali ir savivaldybė turi tos instrumentus ir gali išpirkinėti žemės sklypus, tą infrastruktūrą, kuriuos reikia. Netgi gali išnuomoti, šiaip realiai, ta prasme, privatus vystytojas gali suprojektuoti ir pastatyti mokyklą, o savivaldybė, jeigu reikia išnuomos, yra ir toksai instrumentas. Tai ta problema yra sprendžiama, bet tik tiek, kad šito vietoje yra jau proaktyvumas turėtų būti savivaldybė. Savivaldybė turėtų sakyti, žiūrėk, man tikrai trūksta. Suprojektuok, aš išnuomosiu. Taip ar taip, tu projektuotum, o dabar suprojektuok. Ar šitas procesas bendravimo, arba bendro požiūrio, bandymo padėti vystytojams iš savivaldybių pusės, jis yra panašus visuose Lietuvos miestuose, ar šiek tiek skiriasi Vilniui, Klaipėdoje, Kaune? Aš tai žinok, labai manau, kad biurokratinis mūsų yra didžiulis ir ten sunku susigaudyti ir savivaldybė kaip ir bando padėti, bet jin pasimeta dažnai ir visos savivaldybės
savo atskiruose departamentuose. Vienas dalykas. Kitas dalykas, ta prasme, visom savivaldybėm visą laiką į nugarą alsuoja visokie STT. Ir jeigu savivaldybė, pavyzdžiui, kažkaip tai padeda vystytojam, tai jie tikrai nuolatos gauna ten, reiškia, patikrinimus iš STT, nes atrodo, kad tai kodėl tu čia taip darai, kodėl tu čia padedi, ar tu tikrai skaidrus. Ir tai nėra normalu, nes tai išsivirsta į kitą absoliučiai, reiškia. Nes savivaldybės tikslas yra kurti miestą, ne? Ir plėtoti. Tai nepadeda, specifiškai nepadeda. Ten prašo, pagrysti, kaip čia bus blogiau verslui, negu ten gali, ta prasme, taip tikrai yra tokios patirties, kuri jau netgi yra šiek tiek absurdiška. Tai mum, čia, žinai, dar platesnės temos, čia yra sovietinis palikimas, kuris ir skaudžiausias randas, kurį paliko sovietinis laikas mūsų visuomenė, yra nepasitikėjimas. Ir to pasitikėjimo nėra. Ir būtent dėl to ir kyla visi, reiškia, perdėta biurokratija, norint sukontroliuoti viską. STT kvepavimas į nugarą kiekvienam valdininkui, kuris galbūt priėmė per gerą sprendimą kažkokiam tai verslui ir panašiai. Tai čia yra viskas apie nepasitikėjimą ir tai yra mūsų gaila, bet tapatybės dalis ir galbūt pavyks jį išoperuoti per kažkiek laiko, bet dar ne dabar. Žiūrint į priekį, konversijų daugės Lietuvoje ar grėsia užstrigti? Kai kurios vakarų miestų, vakarų gal šalių architektūros mokyklos, jos netgi perorientavo savo studijų programas į regeneracijas, konversijas, paveldo pertvarkymą, netgi šitaip tokiom kryptim mokina studentus. Tai aš manau, kad konversijų tai nemažės, nes mūsų užstatymo fondą vis tiek turėsim pritaikyti. Miestai niekur nedings. Miestai niekur nedings ir vis tiek ta tendencija, kad miestas nesiplės, o stengsis išnaudoti vidinius resursus, nes čia jau, aišku, ne tik tai miestų plėtros klausimas, bet čia tikrai ir tas dabar mums aktualus gamtosaugos, gamtos ir mūsų sugyvenimo klausimas, mus įpareigos, mus atsakingai naudoti savo turimus resursus. Kaip darant, pernaudoti, pagerinti. Tai visgi ta tendencija, jinai yra tokia, kad mes naudosime tai, ką turime, stengsimės efektyviai tą naudoti. Vadinasi, miestų vidiniai teritoriniai resursai, jie turės visų pirma būti jie išnaudoti efektyviausiai. Tai ta, kaip čia pasakyti, konversijos pritaikymas, to rūbo pritaikymas dabartiniam gyventojui, jisai vyks, jisai tikrai niekur nedings. Aš visiškai pritariu, man atrodo, kad naujo pastato statyba architektui taps labiau privilegija, kuo toliau, tuo labiau ir didžioji dalis darbų ir užsakymų bus esamuose pastatuose, remontuojant, rekonstruojant ir tokiu būdu. Prieš čia gal jau kokį 16 metų Venecijos architektūros bienalėj 10 berods metais Olandai turėjo tokį pasidarę paviljoną, kuriame susimaketavo nedidelio mastelio pastatus, visus Olandijoje esančius nenaudojimus pastatus ir juos sukabino erdvėje ant zilkučių. Ir toks įspūdingas, kai tu įeini į tą paviljoną ir tu pamatai, kad yra tiek nenaudojimų pastatų ir tada tu supranti, kad ateitis yra juos panaudoti, juos pritaikyti, juos kažkaip tai paversti, jam atrasti naują funkciją ir panašiai. Tai taip. Jeigu brėžiant pagrindinės kryptis, ką šiandien gero turim ir ką galim pagerinti su konversijom, ko mums šiandien trūksta kaip visuomeniai, kaip skirtingų grupių kalbėtojams ir kad tas dialogas, nes čia vis tiek, man atrodo, yra skirtingų interesų bandymas susišnekėti. Ne? Labai sudėtingas klausimas. Aš net nežinau, gal mums netrūksta, gal mes esam kelyje šitame. Einant tame kelyje, mes tiesiog mokinamės ir vis sklandžiau tą uždavinį sprendžiam. Nes, kaip čia pasakyti, tiek visuomenės, bendruomenės, jos supratimas ir galbūt jos švietimas toj srity, jisai, nori, nenori, jisai vyksta, nes mes susidurėm su tokiais atvejais. Tiek architektai šitą darbą dirbdami, vis ieško būdų, kaip sklandžiau ir užduotį atlikti ir susikalbėti su aplinka, kurioje tas veiksmas vyksta. Tai aš manau, kad gal tiesiog einant šituo keliu, o mes vis tiek jo turėsime eiti, mes įgydami patirties ir, kaip čia pasakyti, sklandžiau ir tobuliau tą uždavinį matyti ir gyvendinti. Aš irgi taip galvoju, kad tai, kad tu sakai, yra komunikacija. Taip. Iš vienos pusės šviečiamoji komunikacija, pasakojimas, kas čia bus, kodėl tai yra gerai, diskutavimas, kitos pusės girdėjimas, toks kaip čia
Bet tai yra esmė. Ir ko reikia, kad tai vyktų, tai vėlgi pasitikėjimo, nes kai šalis viena kitą nepasitikė, nes mano, kad čia architektai tai viską daro tik dėl to, kad prasidavė, tai sunku. Bet pasitikėjimo šito vietoje yra esminis dalykas, esminis ingredientas, kuris reikalingas, kad tas pokalbis būtų konstruktyvus, kad jie vieši pristatymai visuomeniai būtų neformalūs, kad visuomenės reakcija būtų irgi konstruktyvi, o ne bandymas tiesiog kavoti tą bet kokį projektą, nes jie taip mano, kad juos kažkaip tai paims ir apgaus ir padarys čia viską blogiau, negu jie dabar turi. Kad būtų mažiau Ir kartų keitimas. Čia yra kartų keitimas. Tas pasitikėjimas ateina su kartų keitimas. Pavyzdžiui, tikrai nemažai senesnės kartos vystytojų yra linkę nedaryti jokios komunikacijos, susitvarkyti tyliai. Ir va tas tiesiog žudo. Šiais laikais negalima taip daryti. Tu turi pasakoti, kas čia bus, kodėl tai bus gerai. Ten ne tai, kad užsakyti užsakomai straipsnį ir ten parodyti vizualizaciją, kaip čia bus, atskirais aspektais, ta prasme, nagrinėti tą problemą ir bendrauti ir komunikuoti aplinką, kas čia bus, kodėl tai yra gerai, išgirsti, kad galbūt kažkas yra tikrai blogai ir tai pakeisti, tai va to labai, labai reikia. Kad būtų mažiau siurprizų, o daugiau kalbėjimas. Tai ačiū žiūrovams už dėmesį. Šiandien turėjom Lietuvos architektų rūmų tinklalaidę apie konversijas. Urbanistikos forumas tęsia savo diskusijas ir susitiksime kitose laidose. Iki.